O dabar metas pasižvalgyti leidyklos Tyto Alba naujų knygų lentynoje ir tą darome jums puikiai žinomoje vietoje Kauno centrinėme knygyne. Tahiras Šachas, šiųmetės Vilniaus knygų mugės svečias, puikiai žinomas savo kūryba. Ir ne tik pažįstamas, bet ir tikrai mėgiamas. Jis turi ne vieną Dievo dovaną. Yra puikus pasakotojas ir moka įtikinti savo skaitytojus, kaip beje ir žiūrovus mat autorius kuria ir dokumentiką savų požiūrių, savo suvokimu. O ši knyga tai taikus, išminties, aistros ir humoro nestokojantis pasakojimas apie vieną didingiausių visų laikų išlikimo istorijų. Tahiras Šachas, sužavėjęs įvairių šalių skaitytojus autentiškais, išmintingais ir šiltais savo paties kelionių aprašymais, dabar imasi istorinio romano. Timbuktu tikra istorija paremta knyga apie Afrikos miestą pastatytą iš gryno aukso, apie bergždžius keliautojų bandymus pasiekti šį miestą svajonę ir apie žmogų, kuriam tai iš tiesų pavyko. O dabar mano rankose Danielo Harmso nutikimai, tiksliau naujas šios knygos leidimas. Totalus žmogaus asmenybės tragizmas ir komizmas. Ne visiems rašytojams pavyksta taip ryškiai užfiksuoti šias dvi būties pusės. Tokie dalykai nesensta, įsitikinęs lietuviškojo vertimo autorius Sigitas Parulskis. Jis sako, kad versti Harmsą nelabai sudėtinga, bet jo paprastume gali slypėti pavojus. Harmso juokas nemirtingas, egzistencinis, patvirtintas autoriaus likimu. Totalus žmogaus asmenybės tragizmas ir komizmas. Ne visiems rašytojams tai įkandama. Tokie dalykai nesensta, o tai nesunkiai suprasite atsivertę šią išties jūsų dėmesio vertą knygą. Na ir dar apie 52 mūsų mąstymo klaidas. Rolfas Dobelli pripažinimą pelnė šveicarų ekonomistas, aktyvus visuomenės veikėjas, laisvalaikiu rašantis romanus. Knygoje aiškaus mąstymo menas klodai labai smagiai ir tikrai aiškiai pateiktų atsakymų į įvairiausias gyvenimiškas situacijas, kurias suprojektuojame kasdienėme gyvenime. Čia sužinosite, kodėl nuolat pervertiname savo žinias, o kitus laikome kvailiais, nors jie iš tikrųjų tokie ir nėra. Kodėl koks nors teiginys netampa tiesa, net jeigu jį įsitikinę kartoja ir milijonai žmonių. Kodėl laikomės įsikibę seniai paneigtų teorijų. Tikrai aišku viena, ši knyga padės išjudinti mąstymą ir į pasaulį pažvelgti kitaip, aiškiau, paprasčiau ir žinoma išmintingiau.